Kai aš uždirbau pirmą 100 litų, man buvo daugiau azarto negu kaip pirmas milijonas. Pasikeičia viskas, kai tu supranti tą, ką supranta turtingi žmonės. Ne verslo tikslai tampa asmeniniais, bet asmeniniai tikslai pereina į verslo tikslus. Šiandien auditoriją atstovauja Mažvydas, dirbtinio intelekto žmogus, kuris padeda verslams įdiegti dirbtinį intelektą. Kodėl žmonės nepasiekia tikslų ir ypatingai aš jaučiu vėl versle, ne? Tai aš iš savo pusės savo tam tikrom įžvalgom dalinausi, kaip ten, tarkim, dirbtinis intelektas gali padėti žmonėm pasiekti savo tikslų, bet kadangi, ne, dažniausiai žmonės keliasi ten tikslus, ten metų pabaigoje, ten metų pradžioje ir panašiai, ir po to ten statistiškai, ar ne, tik tais metų pabaigoje lieka tarp 8-9%, kurie vis dar siekia savo tų tikslų. Tai gal mes galim pasikalbėti apie tai, kas galėtų padėti pasiekti, sakykime, tikslus. Ir čia turbūt gan sunku, aš įsivaizduoju, bus atskirti tarp verslo tikslų ir asmeninių ar ne tikslų, nes kartais jie būna antiek persipinę, kad sunku suprasti, kas yra kas. Ypatingai, kai verslas galbūt ar tik prasideda, yra ten mažesnis. Aš pradėčiau nuo tikslų apibrėžimo. Nes čia labai yra didelis skirtumas tarp tikslo apibrėžimo, ką galite surasti saviugdos knygose, ne? Ir tikslo apibrėžimo versle, vadinkime. Nes vienas ten sako, davai, siekiam kuo didesnio, kad būtų ten kažkoks tai toks, ne? Ir tada ateina verslės, sako smart, žinai, tai reiškia achievable, ne? Tai ir iš karto atsiranda tokia, žinai, disonansas, ne? Tai palauk, tai koks jisai turi būti? Tas, kuris toks didelis dydis, man jis nebūtinai iš karto atrodo pasiekiamas, ne? O tas, kuris yra pasiekiamas, jis nebūtinai toks didelis, ne? Nes jeigu jis pasiekiamas, tai jisai, žinai, jis yra suplanuojamas. Tai va, tai aš kol atskyriau tą galvoj ir aš pamačiau, kad jie svarbus abu. Jie yra svarbus abu, tik jie vadinasi kitai. Ir čia gal vėl mes grįšime turbūt prieš to ABC, ne? Bet čia kalbant apie tikslus, bėlė kaip yra svarbu. Kur aš esu šiuo metu, ne? Ir va čia yra, jis yra toks. Dabar ką kalba ten tos visos saviugdos knygos. Kažkas didelio, kažkas didžiulio turi būti, ne? Ir jisai yra dažniausiai taškas CC, žinai. Ir jisai turi būti didelis. Jisai turi būti didžiulis. Ir tada yra tas taškas B, ne? O B esmė, kad jis būtų aiškus. Tada tu turi turėti abu. Kai tu eini svajot, ne? Tu turi svajot čia. Nes jeigu tu išsikelsi pasiekiamą tikslą, jisai neįkvėps. Jis bus šia, žinai. Nes čia yra viskas pasiekiama. Jeigu tu išsikelsi tokį tikslą, ne? Ta prasme, ir pasakysi, va čia mano, žinai, tikslas, čia yra su data tenais, kad aš čia pasieksiu tiek ir tiek. Tu būsi daugiau motyvuotas, bet tu sunkiau, žinai, pamatuosi. Tai va visa esmė, šitas, čia, vadinkim, yra svajonė arba kryptis, ne? Ir svajoti yra itin svarbu, nes jeigu tu tik tai, žinai, įsikeli tik tą, ką gali, žinai, padaryti, tavo gyvenimas yra neįdomus. Bet jeigu tu tik tai įsikeli, ką negali padaryti, tai tu esi šitas, kur toksai, vis ten svajoja, o progreso nėra. Daugelis verslininkų, jeigu jų pasiklausit, jūsų vizijas ir taip toliau, jūsų įmonės tikslus, pas jos tikslai ir vizijos eina į tą patį praktiškai visada, ten tų matavimų beveik nėra, tai visada aš nesu matęs, pavyzdžiui, išsikeltos vizijos, kad mes norim būti treti pagal dydį geriausi, ne? Arba treti ten, visi nori būti geriausi, didžiausi, liausi, kurie yra čia, ne? Ir tas yra ok, bet skirtumas yra timelinas, per kiek laiko tu tą galvoji padaryti. Ir čia, ta prasme, kaip mes darom? Visų pirma, aš pradedu galvoti apie C, ne?
Ir jeigu jums trūksta to C, ne, tai geras yra toksai, nu, ta prasme, ir jisai prasideda nuo asmeninių. Būtinai, kad ne verslo tikslai tampa asmeniniais, ne, bet asmeniniai tikslai pereina į verslo tikslus. Čia svarbu, kad susilygintų, nes jeigu čia nesusilygina, tai čia gali būti itin, žinai, blogai. Va, tai čia atsiranda svajonė, ne? Ir jeigu jums trūksta svajonių inspiracijos, ne, jom, nu, yra toks pratimas, aš jį darau bent kartą į metus, yra 101 noras, ne? Ir nesu čia GPT iš to, kaip mane pažįsti, parašyk man mano 101 norą, kad šitą, kaip tau atrodo, ką aš turėsiu, bet pats atsisėdi ir čia užtrunka kokias nuo 2,5 iki 4 valandų, ne, va, toksai, 101 noras, ne? Ir rašai. Čia tam, kad ateitum į geresnę būseną C, ne? Bet jeigu vien čia sėdėsi, būsi toks svajotolis netikėlis, toks, kur visą laiką nauja idėja yra geresnė negu esama, ne? Ir jis tada šokinėja visą laiką, šokinėja ir tokių žmonių yra va tiek, ne? Bet aš norėčiau pasikalbėti apie B, ne? B yra tas, ką aš galiu pasiekti. Jisai turi būti būtinai pakeliui į C, bet vat mano toliausias, ką aš dar žinau, kaip padaryti, ne? Ką aš dar žinau, kaip padaryti. Jis yra pakeliui į C, nu, kaip pasakysim, žinai, nu, mes čia, žinai, keliausim aplink pasaulį, nu, bet, žinai, rytoj nuvažiuosim, va, ten, žinai, 50 kilometrų. Nu, žinai, aišku, kaip važiuoti. Ir čia bus tos kelionės aplink pasaulį dalis, ar ten į kažkur. Ir čia tada mes įmam ir turim pasimatavimą, žinai, kriterijus. Kad tenais aš noriu čia pasiekti tiek to, tiek ano. Čia turi būti labai aiškus ir rezultatas, kuris yra pamatuojamas ir kuris atitinka SMART, ne? Tai va tas SMART, tai va, kur yra viso to SMART esmė, žinai, kurie, nu, aišku, ten tų SMART išaiškinimų yra ne vienas ir ne 2 ir ne 5 netgi, ne? Bet jeigu tai pasižiūrėsi, ne, kaip tau atrodo, kuri raidė iš SMART yra pati svarbiausia? Gerai, tai specific, measurable, achievable, realistic, time bounded. Tai man turbūt S ir T, ne? Tai kad specifinis būtų ir įrėmintas laike. Iš to, ką tu pasakei, R, aš jas skaitau kitaip, ne? Nu, ta prasme, matosi, čia, žinai, yra ta prasme, pas manęs SMART yra S, tai specifinis, ne? M, tai pamatuojamas, A, tai yra pasiekiamas, ne? Dabar R yra relative ir T, ne? Nu, tipo, kad būtų šitas. Ir pas mane visam šitam esmė, ne, yra R. Žmonės dafiga planuoja ir leidžia ir daro dalykus, ne? Nu, ta prasme, keliasi tikslus, kurie, nu, visiškai nepakeliu į jų svajonės. Ir va tuos, tokius, vadinkim, jis ten nori turėti, žinai, daugiau laiko, nu, ir jisai daro tenais šitągi, nu, jis tada ieško dar 6 veiklų, ne? Nu, ta prasme, nes jam atrodo, daugiau laiko bus, kai bus daugiau pinigų bus, kai bus daugiau veiklos, bet jeigu tavo verslo, nu, ta prasme, galvoji, tu pardavinėjai valandas į pinigus, ne? Pas tave, ta prasme, taip nebus, ne? Tu visą laiką, tu turi tą 2 valandų, žinai, apribojimą ir viskas. Jeigu tu ten jau supranti, kad, žinai, tu turi kurti verslus, juose nedalyvauti viduje, tada gal tu turėsi laiko, žinai, bet jie turi būti gerai sustatyti, ne? Tai vat, R yra pats svarbiausias, relevant, ne? Ir tas relevant, ne, jisai ateina iš to C. Ir jeigu pas tai nėra C, tai tada tu toksai, nu, darom čia kažką, nu, ir tau, žinai, eiti į sporto klubą, žinai, nu, tipo, nu, ten 5 kartus į savaitę, ne, į sporto klubą. Nu, bet jeigu tu, pavyzdžiui, dėsi, kad ten aš ten, nu, noriu, nežinau, sudalyvauti kažkokiam tai ir šaumenų čempionate, ar ten nuplauk kažką, ar nueiti ten po 1,5 metų, ne? Nu, kas yra, nu, vadinkim,
didelis, ne, ten sakys, Ironman ar dar kažkur, ar ten, arba bent jau turėti tokį svorį ar ten tokią figūrą, ne, kas yra toli, bet didelis ir patrauklus, ne. Ir va tada sakysi, gerai, čia aš noriu būti, ne, ir va dabar aš noriu pasimatuoti, ar ateinančius, žinai, 3 mėnesius, ne, iš 90 dienų aš turiu nueiti, žinai, 20, ne. Ir tenais, ir kad būtinai pertraukėlė, kad ne kaip studentas prieš egzaminą, paskutinės 20, nuo 70 pradedi ir iki 90 ten varai, ne? Nu va, ir tada, kai tu turi ir tą, viskas, easy, žinai, tada pas tave šitą, žinai, važiuoja, veikia, žinai, tai ir ką duoda čia, pavyzdžiui, jeigu tu turi tik tai B, ateina kažkokia kliūtis, ne, ir viskas, jinai tau uždengia tą B, ne, nu, jeigu jinai, mat, yra kažkokia maža, žinai, kliūtis, ne, viskas, jeigu čia tavo akis, tu uždengi šitą, bet jinai neuždengia C, nes C yra toks didelis, ir tu sakai, išspręsim ten tą, ne. Nes tu vardan nuėjimo į sporto klubą, ne, gal ten neatsisakysi kažko tokio, nu, ten, tarkim, žinai, alaus, žinai, išgerta, ne, bet vardan čempionato, nu, tu atsisakysi tą alų gal išgerta, ne. Nes, nu, tai va čia tai veikia ta psichologija ir tas pats versle, nu, mes turime, žinai, priklausomai nuo verslo brandos, ne, mes turime tenais šitą kokių, čia būna paprastai kokių 3 metų, ne, nu, čia mes norim ateiti per 3 metus, iki tiek, ne, o va čia turi būti kažkokių, nu, dažniausiai būna metų. Ir tada mes jau turim visus matavimus, viską, nu, aš stengiuosi verslą valdyti kaip, kad aš būčiau jį investuotojas, kaip fondas, tai taip aš stengiuosi jį ir žiūrėti, žinai. Ir jeigu aš negaliu, pavyzdžiui, apie savo verslus kažkam duoti ataskaitų, nes čia mano, tai aš duodu ataskaitą žmonai. Tarsi, nes ataskaitos yra reikalingos, kitu atveju tu pradėsi, žinai, nu, savo, vienas makaroniukas, kitas makaroniukas, čia ne tai blogai, čia iš tikrųjų gal geriau negu atrodo ir taip toliau. Ir va visi kiti makaroniukai, paskui jie eis. Nu va, bet va čia matuojas ir viskas. Dabar dar, kartais, ne, nu, iš kur atsiranda va tie tikslai apskritai, ne? Čia dar yra itin svarbus dalykas, tai yra problemų diagnostika. Pavyzdžiui, pagal išsilavinimą aš gydytojas, ne? Bet aš, manau, aš versle, bet aš vis tiek prieinu nuo to paties, ne? Kad jeigu tu neteisingai diagnozavai, tai tu neteisingai gydysi. Ir tu nepasieksi rezultato tokio, kokio nori, ne? Tai va čia ir yra svarbu atskirti, kas yra simptomas, ne? O kas yra iš tikro problema. Ne? Ir jeigu tu įsikeli blogą tikslą, pavyzdžiui, kad populiaru norėti daug pinigų, ne? Ir aš pažįstu žmonių, kur aš sutinku ir sakau, kur tu bėgi? Kur tu bėgi? Visada ten susitari tais, visada pavėluoja truputį, nes ir kažkas, kuris jis čia važiuoju, skambina, kur tu bėgi, ne? Ir bėga, ne, tam, kad uždirb daugiau. Ir tada, kai mes pasikalbam, va čia buvo konkretus pavyzdys, tai kaip tu uždirbi daugiau? Nu, tai aš čia dirbu per kelias tenais, čia jau individuali veikla, ten per kelias ten šitas ir panašiai, ne? Tai kaip tu uždirbi? Nu, tai čia va tiek valandų, čia man moka tiek per valandą, čia jau gal tenais aš ten nedadarau, bet čia aš iš tikro dar dadarau tą. Blemba, nu. Ir klausia, nu gerai, kam tu tie pinigai, ne? Tam, kad aš galėčiau, žinai, ten šeimą, ten pailsėti ir taip toliau, ne? Nu ir čia niekada taip nebus. Dėl to, kad jisai keičia laiką į pinigus, ne? Taip nebūna. Tu turi 24 valandas per parą. Viskas, taškas. Nebus daugiklio. Taip, tu gali, žinai. Taip, nu, ta prasme, tu gali, nu,
ta prasme, yra keletas gal vadinkim tokių, žinai, profesijų, ten, žinai, koks futbolininkas, krepšininkas, ten, gal teisininkai išskirtiniai ir panašiai, kur tu turi tikrai itin aukštą valandinį, žinai, šitą. Nu, vadinkim, įkainį ir tada jau pas juos valandom, žinai, viskas ten tom valandom. Arba labai gerai išmanai dirbtinio intelekto įrangas ir viena iš strategijų yra Amerikoje. Žmonės, ta prasme, tiek optimizuoja savo darbo, įdarbina dirbtinį intelektą, kad jie dirba per 3 etatus. turtovaldyba.lt, prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Tu gali gal dirbti ir per daug etato, ne? Bet tu nesupranti esmės, ne? Tu nesupranti esmės, kad tu turi sukurt kažką, kas pakeis šitą tavo laiko keitimą į pinigus, ne? Tai yra aktyvi, gali būti verslas, verslo sistema, bet būtent, žinai, verslas, o ne ten kažkokia individuali veikla, ne? Nes žmonės dirba nuo 8 iki 5, tada sako, aš išeisiu, darysiu verslą ir dirbi nuo 8 iki 8. Ir uždirba ne tiek daugiau, tiek jie norėtų, žinai. Nu tai va, tai kai tu turi gerai diagnozuoti problemą, suprastai, kur iš tiesų yra ta problema, ne? Kur jinai? Ar jinai čia, nu, ta prasme, ką mažo padaręs, aš padarysiu didžiausią, žinai, proveržį. Kur yra tasai butelio kaklelis, arba ką aš darau, nu, visai ne taip, ne? Kas pas mane, va, nu, iš esmės ne taip, žinai. Kai tu sakai, ne, diagnozuoti problemą, tai ar tame, sakykim, taške B link taško C, ar apskritai, ta prasme, kasdien versle turėti tą tokį, vat, matymą, ne, ten, nežinau, kaip mes kalbėjome, ne, prieš transliaciją, kritinis mąstymas ir turbūt tas problem solvingas, ne, tai čia turbūt. Nu, žiūrėk, aš kai darau verslų diagnostiką, ne? Nu, nes aš juos ten įsėdėjęs mes turime tokį ilgą, žinai, dalyką, ne? Tai aš darau šitaip. Yra klausimai, ne? Tada įsivertina, ne? Tada pagrindžia vertinimą, kodėl taip, nu, kodėl toks vertinimas, ne? Nu, kad nebūtų tiesiog iš oro, ne? Tada to pasekmės, ne? Nu, vat, pavyzdžiui, vat ten, žinai, nėra kažko tai, žinai, ir va to pasekmė. Nu, pavyzdžiui, žinai, tipo, nu, žinai, aš pats vadovas dirbu versle, ne? Kokios to pasekmė, žinai, verslas nelikvidus, viskas. Tu neparduosi savęs, ne? Tada, aišku, tavo energija ir panašiai, ne? Ir tada, ko reikia, kad būtų 10, ne? Tai va, kai mes pasidarom žinai, tokį tekstą, tada mes matome pagal kategorijas, ne? Ir visą laiką žinome, nuo kurios pradėti, ne? Nes visą laiką pradedam nuo viršutinių, kur, žinai, intencijos ir panašiai, ir paskui nueinam per visas, žinai, iki apačios. Nes jeigu tu, žinai, nu, turi va čia, žinai, eigoj, va, tos energijos atėjimo nuo intencijos iki rezultato, nu, ten, žinai, spragų, nu ir viskas, ir pastatas, ir rezultatas ten eina ant 30%, žinai, galėtų eiti ant 100, ar ten bent 80. Nu tai va, tai ta diagnostika yra, kad tu galutinis toks klausimas, ne? Kodėl aš dar ne čia? Nu, toksai. Bet jis yra per platus, ne? Bet čia visur yra svarbu, žinai, kai tu turi intenciją, žinai, sekantis tavo etapas, kai tu turi teisingą intenciją. Negauti visko, čia duokit man, bet gerai, mano verslas tam, kad mano klientam būtų gera. Ir pinigai ateis kaip šalutinis produktas, ne? Tai šitagi, tai va, tada tu turi būti aiškus, va tas aha, ne? Kad vienu sakiniu tu galėtų pasakyti, kur viso to esmė. Žinai?
Ir va dažnai tas sakinys būna netoks. Nu, jie būna nepagauna, kur va to verslo esmė, ne? Ar būna pas juos, žinai, dažnai pats verslas nesutampa su jų intencija, ne? Yra giliai kažkokios taip, netgi iki pasąmoninių gėdų, žinai, gali ateiti. Kad jis turi verslą, bet ten kažką daro taip, kad jam, nu, blemai, vat ir darosi, kad nesisektų, ne? O kai tu ten tą, žinai, atsipalaiduoji ir tada viskas eina. Aišku, tau reikia, žinai, teisingai pasidarys sistemas, matavimai ir taip toliau, bet jie yra daug žemiau, žinai. Nu tai va, bet va ta problemos diagnostika, ne, arba, žinai, problemų diagnostika, jinai eina, žinai, tų problemų pašalinimas, tų butelio, žinai, kaklelio esminių, iš esmės dažniausiai yra kaip smart tikslas. Ir jis atsiduria čia. Ir kai tu turi tokį B, nu ten, žinai, B1, nu, na, žinai, tu turi B, pavyzdžiui, pasibaigia metai, ne, nu mes darom kitiem metam tos B, ne. Nu, faina, jau tu tos pasiekė ir jau žiūri, kur buvo A, jau B, o dabar kur buvo B, jau A. Tada keli, žinai, kitą B. Tas C gal truputėlį irgi pasišlifuoja. Nu ir va taip eini ir va toks ir progresas, žinai. Nes iš tikrųjų, Tomai, tu pradžioj iš tikrųjų, kai kalbėjai apie tos 101 noro, ne, ir užmetė tokią mintį, bet ne ChatGPT, tai spėk aš padariau. Aš tiesiog taip ir parašiau ChatGPT, sakau, remiantis to, ką tu mane pažįsti, o aš ten daug labai jisai mane pažįsta, parašyk man, tipo, 101 norą. Nu, tai tie norai gal nebuvo tokie emociškai, ne, pozityvus, bet aš tada sakau, o jeigu dar, ir jisai pačioj pabaigoj tada ką pasiūlė, jis man sako, jeigu tu nori, aš galiu išfiltruoti top 25 life leverage norus pagal 80-20 principą. Tai kur yra, tipo, tas svertas, va ten buvo labai įdomu. Ir po to aš pratęsiau irgi tą klausimą, kurį tu irgi sakei, kad keliaujant link taško C turėtų būti esminis klausimas, kodėl aš dar ne ten. Ir žinok, tokį dėjo 7 tokius punktus, bet taip tiesiai paširdžius. Super taikliai. Jo, šitą prasme, žiūrėkit, visa esmė, dirbtinis intelektas yra, nu, žinai, kaip internetas. Žinai, kai mes, aš atsimenu, atidarinėjom parduotuvę, žinai, ir čia buvo kokie 2010 gal, ne, va čia buvo, nu, jo, kažkur 2010, čia kai dar krizė buvo ir panašiai, ne, ir dar tas internetas visur buvo, bet dar, nu, jeigu ten tas, žinai, mobilus internetas, tai jisai būdavo toksai, perki tokią SIM kortelę, dedi ten į kompiuterį tokią nesąmonę su antena ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mums reikėjo įsidėti sandėlio valdymą, žinai. Nu ir aš ten vienur pasikonsultavau, kitur ir sako, blem, ir galvom, žiūrėk, a mes pasidarysim iš karto, žinai, šitą, žinai, nesuminę apskaito, kiekį neapskaito, nors tada iš maisto prekių, žinai, kur ten visi daro šitaip, ne? Kadangi parduotuvė yra nutolus, ne, nuo mūsų, mums reikia, žinai, šitą būti, nu, nei vienas iš mūsų nebus vietoj, mums svarbu, kad ten vagysčių mažiau būtų ir kad mes žinotume, kas vyksta, ne? Nes jeigu ten visko, žinai, pirkai už suminę apskaitą į vieną pusę kitą, net nesupranti, ką perka, ką neperka, ne? Tai ir tada mes sakėm, žiūrėkit, viskas, okei, mes veikiam, nu, iš esmės, žinai, viskas online. Ir visas sandėlio valdymas atsirado online, ne? Ir tada buvo, tai kaip čia taip, ne? Taigi čia, nu, internetas, čia kažkaip, žinai, nu, tipo, taigi gali nebūti interneto. Aš, žinai, sakiau, o ką daro parduotuvė, kai, žinai, išsijungia elektrą? Išsijungia ir parduotuvė, ne? Tai va, tada, žinai, ateityje bus
taip su internetu, ne? Jis tai bus ant tiek stabilus kaip elektra, ne? Ir dar, žinai, klausimas, ką žmonės bijotų prarast daugiau, žinai, elektrą ar internetą, žinai? Tai va dabar, ne? O jeigu to ten valdai, mes tau išjungsim valdai, pasirink ką, elektrą ar internetą, ne? Tai sakys, nu, telefonas pakrautas, išjunk elektrą. Tai, žinai, nu tai va, aš galvoju, kad tas pats bus ir su šitu, ir su dirbtiniu intelektu, ne? Ta prasme, tai bus, nu, natūralu. Ir aš, pavyzdžiui, mano užklausų tam, ta prasme, aš naudoju daug ChatGPT, man sakė, Gensparką naudoju, ten kas, kur dar geriau, ar ten Gemini, na, ar dar kažkas, ne, nu, bet, okei, čia, žinai, kaip tu, žinai, pripranti gal prie kokio, nu, žinai, kaip Microsoft'ą, tada žiūri Apple'ą, nu, gerai, bet man čia reikia kažkokio antro mygtuko ant pelės, žinai, ar dar kažko. Nu, tai va, šitą. Bet tai čia, bet vis tiek vienaip, žinai, kitaip, tai atsiras kiekvieno gyvenime, ne? Ir va, tokios užklausos, ne, jos geras, bet žinai, ką aš pastebėjau, ne? Jos labai, jos tau įmeta tą aha iš savo pusės, nu, ne? Bet gali truputį atimti iš tavęs tą džiaugsmą, ne? Kuris išsiskiria, kai tau ateina tas aha. Ne? Bet Va čia reikia pasižiūrėti, žinai, ir abu reikalingi, ne? Nes, žinai, didelis klausimas, ne? Kas yra svarbiau? Pasiekti tikslą. Ar jį turėti ir jausti, kad judi link jo. taip. Tai va, turbūt tas antras variantas yra emociškai labiau užpildantis, ne? Tai pati kelionė link tikslo. Tai gyvenimas yra, žinai, aš atsimenu, aš ten buvau įsikėlęs tokius tikslus, kur galvoju, žinai, nu, tipo nepasieksiu. Ir tada atsiranda toks dalykas kaip, nu, pasiekiau, nu ir kas toliau, žinai, ir iš tikras sunku, žinai, kol įsikeli ir tada galvoji, nu, ten, žinai, tada daugiau pinigų. Nu, nebereikia, ne, daugiau. Tau reikia nu, tu turi, žinai, galbūt mokėt išleisti kokybiškiau, ne, ta prasme, ką tu už juos darai, žinai, ar, nu, kaip tu gyveni iš esmės, ne. Nes, kaip, žinai, aš tada galvoju, žinai, laimingi žmonės, tie, kurie nežino, nu, kurie vis dar galvoja, kad iki pilnos laimės jiems reikia tik pinigų. Ne? Tai varasi, tu, žinai, nu, aš atsimenu, kai aš uždirbau pirmą 100 litų, ne, man buvo daugiau azarto negu kaip pirmas milijonas. Nu, tikrai, nu, ta varasi, va, žinai, šitą. Nes Tai va čia, žinai, tai žinai, va, tas yra svarbu ir, žinai, svarbu, kad gyvenimas yra kelionė, ne, ir tas šitą ėjimas iki tikslo, nu, jisai turi būti malonus, žinai. Nu, pavyzdžiui, žinai, aš tau pasakysiu, dėl ko aš darau tos, nu, va, ta prasme, podcastas, ne. Aš, kai buvau mažas, aš žaisdavau, aš atsisėsdavau prieš veidrodį, nu ir įsivaizduodavau, kad aš turiu televiziją ir aš čia kažką šneku, ne? Ir dabar, va, aš sėdžiu lygiai taip pat, matau, ir aš tas pats mažas vaikas, ne? Nu, žiauriai geras, žinai? Nu, tarsi, aišku, tarsi, nu, žinai, kad žiūrėtų, kad man būtų įdomu, tai mes kažką ir žinai, įdomus papasakojam, žinai? Bet visas tas, kad išliktam, ne, žaidime, žinai, kad visą šitą daryt, nes jeigu, nu, žinai, atrodytų, o čia va, mes turim kas savaitę laiką, žinai, kai mes susitinkam, čia filmuojam, nu, žinai, kol neatsibodo, ne, bet aš, pavyzdžiui, pajaučiu, kad po šito filmavimo pas mane energija į viršų važiuoja, ne į apačią, žinai, tai vau, žinai, gera tą daryt, nu ir daro, žinai, va čia tai tas kelionė link tikslo, tikslas yra, žinai, nu, žinai, svarbus, bet kelionė daug svarbesnė, žinai. žodžiu, kelionė link tikslo tarsi tampa to žaidimu. Tai jeigu žmogus nori nusistatyti tą tašką C,
Tai jisai pasiema normaliai, bet ChatGPT pradžiai susirašo to 100 plus norų. Aš kažkada irgi 2016 metais rašiausi, va dar Saulius Bagdonas vedė seminarą ir turiu tą sąsiuvinį. Ir ten susirašiau 140 norų ir po to po poros metų atsiverčiau ir 20-30% įsipildė nieko nedarant. Tai čia gal irgi viena iš tokių motyvacijų. Ir tada gali tą savo norų sąrašą, žodžiu, tada apdirbinėti su tuo ChatGPT. Bet tai gerai, aš pavyzdžiui esu kaip žmogus, ar ne, tai aš turiu savo kažkokią viziją. Man pavyzdžiui klausimas toks, tai gerai, aš iš savo verslo pusės, aš galiu turėti kažkokį įsivaizdavimą, ką norėčiau pasiekti, bet tai yra labiau turbūt tokie kaip, nežinau, kaip tikslai, aš gal net nedrįščiau to pavadinti, ne tam tikrą viziją. Ir tu minėjai mūsų šito įrašo pradžioje, tai kad tai turėtų būti paremta jūsų asmeninė vizija, verslo vizija. Tai kaip sujungti tuos du dalykus ir kokie tie yra esminiai skirtumai, nes bet kokiu atveju tu dar sakei, jeigu jūs esate versle, ne, tai verslas yra nelikvidus. Tai vat kaip čia toks gaunas, tarsi, ne, žmogui gali būti vidinis konfliktas, ne, mano vizija versle, bet aš versle neturėčiau būti. Matai, pasikeičia viskas, kai tu supranti, ne, tą, ką supranta turtingi žmonės. Jie suprato vieną dalyką, kad ne produktas ir versle yra produktas, o verslas yra produktas. Okay? Kuris turi savo daugiklį. Ne? Tai, žinai, tai tada atsiranda, žinai, toksai dalykas, žinai, kuom tu turtingas, ne? Žiūrėk, yra keli, nu, dėl ko šitą būna tas toks, vadinkim, kepas, ne? Vat tau atrodo, ne, kad tu būsi turtingas, kai tavo verslas tau mokės dividendus, ne? Nu, pavyzdžiui. Nu, arba dar, kai kiti sako, aš išvis pasidarysiu ten mažąją bendriją, kur aš pasirodo, vėl dabar sako, ją reikia panaikinti. Kai jinai atsirado, aš visiems sakau, kokio velnio jinai išvis reikalinga, ne? Kam tu reikalingas dalykas, kurio tu negali parduoti? Tai atsidaryk individualią veiklą ir daryk. Ta prasme, o jeigu darai kažko gero, nu tai pasidaryk, kad tu galėtum parduoti, bent labą, ne? Tai va, tai šitokie, tai dažniausiai pa žmonės galvoja, ne, kad jiem reikia srauto, ne? Ir tu turi būti, žinai, cash flow rich, ne, vadinkim. Nu, turtingas srautų, ne? Bet jeigu tu pasižiūrėsi, žinai, nu, ta prasme, tenais turtingesnių žmonės, ne? Nu, jie nebe tik srautų turtingi, ne? Kad tau, nu, jeigu pas tave per mėnesį ateina, nu, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį, nu, tu ten išleidi X pinigų. Nu, tarkim, nežinau, 5,000, ne? Ar 3, ar 8, ar 10, ne? Ir jeigu kiekvieną mėnesį pas tave ateina 20, ne? Tau reikia pakeltą iki 25. Jeigu tavo poreikiai patenkinti, tai jau nebe tas tikslas. Nebereikia, ne? Bet, nes tada nebėra azarto, ne? Bet tada atsiranda, žinai, paper rich, ne? Ir kas tada atsiranda? Tada tau pradeda svarbi būt, nu, vertė to verslo, ne? Ar verslo, ten, NT vertė ir panašiai, ne? Nes, nu, žinai, aš atsimenu, kai aš pirkau pirmus butus, man buvo, gali jis kainuot 0, ne? Su salė, kad ten yra nuomininkas, ne? Gali jo vertė būti 0. Aš jau nupirkau ir gali jo vertė būti 0. Su salė, kad ten yra ir bus nuomininkas, kuris moka kas mėnesį, ne? Viskas. Va, nu, čia, žinai, čia kaip saulės panelės, ne? Vertė, ją pačią važiuoja kiekvienais metais, žinai, bet, nu, tau generuoja, tipo. Ir tada, žinai, jis sako, oi, čia sugeneruoja daugiau negu NT, žinai. Nu jo, bet NT paskui už vieną kainą parduosiu saulės panelės, už utilizavimą užmokės šitą. Bet tai čia, žinai, ne apie tai, bet kur yra svarbu, žinai, susiderinti interesų. Ir aš
Aš galvoju, žinai, visų pirma etapas, numeris 1 pas tave, žinai, atsiranda tas, žinai, cash flow reach, ne? Va tą, ką kalbėjau, ne? Tada, kai tas užsipildo, atsiranda antras etapas, o tas paper reach, ne? Arba asset reach. Tai yra, kad kai tu pradedi turėti aktyvus, ar ten įmonė akcijas, ar ten NT, ar ten dar kažką, kuris yra daugiau ant popieriaus, ne? Ir va čia yra ir dažnai, kol tu nesupranti, kad yra du, ne, tai tu antro net nematai dažniausiai. turtovaldyba.lt prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Ta tiesiog duokit verslą, kad man kas mėnesį duotų pinigų, viskas, ne? Verslo ne čia verslo esmė yra. Verslo esmė, tu jį pasidarai, ne? Nu, pas mane strategija, aš kažkada ilgiau papasosiu. Tu jį padarai, iš to srauto, kiek įmanoma, greičiau perkeli viską į aktyvus, ne? Nu, pavyzdžiui, į NT, ne? Verslas sugeneravo pinigus, NT aš jį stabilizuoju, ne? Ir jisai gavinėja ir nuomą, ir jo vertė kyla, ne? Nes verslas, jisai va šitaip važinėja, ne? Nu, ta prasme, daugiau mažiau, žinai, į viršų. Ta prasme, ir pavyzdžiui, kai jau, nu, va dabar, žinai, yra ten, žinai, NT įmonių grupė, žinai, didžiulė, ne? Ir ten yra, ta prasme, turto, ta prasme, ten, tu, žinai, ta prasme, nuomininkų virš 500, dar vis, nu, ta prasme, paskolos, šitas, ne? Ir čia yra paper rich, ne? Dividendų mes mokam, mes turim savo politiką, žinai, šitągi, bet jie nėra tokie dideli, kaip, kad tu, žinai, jeigu tu nusipirktum ten tą 10 būtų, žinai, vienas, tau ir eina, ne? Nu, ir tu ten, žinai, kažkokį administratorių pasisamdai ir ten, ir žinai, ir tvarkais. Tai va čia svarbus, žinai, suprast, kad tu, jeigu tu gali kažkokį tai verslą parduot, ne? Ir gauti už jį ten į priekį pinigus ten 2 metus, 3, 4, 5, ne? Ar 8, tai tu ir parduok, nes gali būti, kad sekančio pakilimo jis nebesulauks, ne? Ir tu tada pakeiti žinai, į turtą, ne? Ir kol to trūksta to cash flow, tai tu, pavyzdžiui, visų pirma pasidarai savo NT portfeliuką, ne? Kad tau eitų tą nuomą, žinai, tiesiai, be jokių ten, nu, žinai, kas mėnesį nemokėsi dividendų, žinai, nu, tai tau eina tą nuomą ir tu džiaugies, viskas, ne? Paskui, kas virš, eina į čia, žinai, nu, ta prasme, tu gali ten daryti didesnius projektus, rizikuoti ir taip toliau, ne? Ir kur atsiranda bėda? Bėda atsiranda tada, kai susitinka investuotojas, kuris nori būti paper rich, o aš matau, kad mano atsijungia turbūt ausinė. Ai, va, prisijungia vėl. Ok, šitą. Va, tai kol tu esi, vat, nu, vat, tarsi, jeigu tu turi investuotojus, ne? Arba kažkokius partnerius, kurie turi kitą strategiją. Jų strategija, ta prasme, didelių strategija yra auginti čia. Tai reiškia, kuo mažiau dividendų, kuo daugiau augtų. Ne? Ir jeigu tu ateini ir tu dar nesi užsipildęs savo cash flow reach, ne? Pas tavai yra interesų konfliktas, ne? Tada jie gali pasakyti, gerai, tai tada tu dirbk, ne? Ir tu gausi savo audą, ne? Bet tada vėl interesų konfliktas, tai palauk, tai mano strategija, taškas, aš ten noriu dirbti, nu, mažiau galbūt, ne? Ir tada vat, yra tas įsipainiojimas toks, ne, kur atsiranda interesų konfliktas, žinai, nu, augant į viršų kartu su partneriais. Dėl to itin svarbu, ką aš pasakau, kad asmeniniai tikslai eitų į verslo tikslus, ne? O ne verslo tikslai atsirastų kaip asmeniniai. Čia yra itin svarbi vieta,
Ne? Nes kitu atveju tu ateina pas tave, žinai, investuotas, jo strategija aiškiai. Jisai supranta, kad verslus reikia pardavinėti. Viskas, jis žino tą. Ne veltui jis ten yra. O tu dar ne. Ne, ir jisai sako, žiūrėk, tai darom taip, aš to moku ten algą kažkokią, tai dividendų ten minimaliai, visas maks į augimą. Ne? Į ką tu iš ko valgai, arba smarkiai dirbi. Ne? Tai tau reikia susitarti, žiūrėk, mes eisim taip, bet strategija turi būti tiek to, tiek ano. Tada visi susiderini, tada nėra jokių konfliktų. Nu va, tai vat, tu pirmam etapė, jeigu esi mažas, atsiranda azartas kuo daugiau per mėnesį, ne? Paskui atsiranda azartas kuo daugiau ten, ta prasme, šitą aktyvų vertė. Viskas. Ir viskas eina tik dėl to paties azarto. Nes tai faina. Turėti tikslą ir eiti į priekį. Kaip žaidime, jeigu tu ten bet kokiam žaidime negalėtum rinkti kažkokių tai ten monetėlių ar kažko dar, ten kažkas nedaugėja skaičiukai, tai tu tiesiog išjungi, žinai. Viskas. Ir arba tu turi vis po truputį sunkėt, ne? Įdomėt, būti challenge'as. Ir viskas, ir būna tas challenge'as. Tai va, tai man, ta prasme, svarbu va tą C turėt, asmeninį, žinai, B asmeninį, pažinot, kur A esu, ne? Ir verslas turėt, ta prasme, būti tavo įrankis, ne? Važiuoti į C, o ne tu jo įrankis. Tai aš taip tik ir norėjau klausti, tai iš principo visa vizija yra pastatyta ant kažkokio asmens ilgalaikės vizijos ir verslas tai yra priemonė nukeliauti į tašką C. Taip. Ta prasme, jeigu ir tavo, tau ko reikia, tau reikia išmokti, prasme, ką aš matuoju pas tave. Aš matuoju, kaip aš mėgaujuos gyvenimu, ne? Ta prasme, kiek aš, pavyzdžiui, ar aš ten nuėjau, žiemą, ne, tai bent į baseiną ir į pirtį reikia nueiti, ne? Nuėjau ar ne? Paplaukiau ar ne? Nes iš tikrųjų, būna gera po to labai, bet kartais, čia kažką, žinai, čia gal padaryt kažką reikia ir panašiai, ne? Tenais, ar aš ten išplaukiau, žinai, vasarai, žinai, į jūrą ten suirklinti ar dar kažką. Aš matuoju tokius, ne? Visų pirma, ta prasme. Ir tau gera, kai tu, pavyzdžiui, gerai, ne tau gera, man gera, kai aš matau, ne? Kad aš iš gyvenimo pasiimu, ne? Ir va čia ir tada, žinai, ten atsisiunti appsą, toks geras yra Habits, tokiu mėlynu tokiu. Ir va ten susidarai ir nesidaryk, kas tau nepatinka. Pasimatuok, kas tau patinka, ne? Kiek pas tave buvo ten dalykų, kurie veža. Pasiimi kokius, žinai, 3, 4 ar 5, ne? Ir pasižiūri, kiek tu žinai, ir užsidedi priminimą kiekvieną vakarą užsipildyti. Ir viskas, ir važiuoja. Bet va, Tomai, tada klausimas. Ar reikėtų trekinti tuos dalykus jau tame etape, dar kai bildini tą cash flow rich? Ar tame etape vis dėlto toks fokusas turėtų būti į tą cash flow rich darymą, ir jau kai nukeliausi kada nors tai šalyje? Žiūrėk, kur yra esmė? Jeigu tu, ne, ta prasme, vienas iš pirmųjų klausimų, ką aš užduodu, ne, savo arba į verslus, kurios aš einu, ta prasme, ar aš tą verslą galiu parduoti? Ir jeigu ne, tai nėra kur daryti. Ką tai reiškia, ne? Jeigu tu negali parduoti, tau indikatorius, kad ten bus tavo katorga. Realiai. Ten greičiausiai tu ten visą laiką dirbsi. Yra išimčių šitoje vietoje, bet vienas iš, jeigu aš nematau, tarsi aš neprivalau parduoti, ne? Bet aš turiu matyti, kad va čia, ne, va jiem gali būti įdomu, jiem arba jiem. Ir mano, čia, žinai,
kai aš klausiu, žinai, apie verslo gerumą, aš pradedu, žinai, klausti, papasakok man, kas tokius verslus pastaruoju metu nupirko ir už kiek, ne? O tada žiūriu, koks jų produktas, visą tam tą, ne? Žinai, aišku, svarbu, žinai, intencijas. Pas mane yra, žinai, aš tau sėdėjau, gerai, aš ten kuriu, tobulinu ir perdodu sistemas, verslus, kurios ten mažina žmonių skausmą ir kuria gėrį, ne? Ir jeigu, va čia yra, ta prasme, filtras numeris 1, ne? Ir va diagnostikai mes, va numeris 1. Jeigu čia šūdas, ne, visą kitą galime nežiūrėti, ne? Visa kita bus, dabar čia susitvarkom, tada einam toliau, ne? Jeigu tenais, nes kitu atveju tu net negali, žinai, tu kursi ir gali būti, ne, kad kartais tu turi sakyti, ačiū Dievui, man nesiseka, nes jeigu sektųsi, tau būtų šakis. O kai tu teisingai susidarai, ne, ir kai ten tas eina, žinai, visa energija ir yra struktūra, ir žmonės, ir jie patenkinti, ir klientai patenkinti, ne. Aišku, yra iššūkių, visą laiką gali būti, ir ta prasme, ir čia įdomus žaidimas, bet tau nereikia ten PlayStation, žinai, kad žaist. Tu atsidarai ten verslo matavimus ir žiūri, o iššūkis toks, davai, pagalvojam, kas čia. Čia toks, žinai, toks žaidimas. Vienas iš žaidimų. Tarsi santykiai, antras žaidimas, ten sveikata irgi, žinai. Ir va, beje, kai mes kalbam apie tikslus, ne, mes dažnai, žinai, tiesiog susifokusuojam, jeigu tikslai, tai dažniausiai yra tenais, verslo tikslai, ne? Kažkaip, ne? Bet mes užmirštame, ne, kad, pavyzdžiui, visų pirma yra, žinai, sveikata, ne? Tada emocijos, žinai, santykiai. Ir tik tada eina ten finansai, kurie irgi atskirai nuo verslo. Dažnai žmonėm, finansai, tai verslo. Ne, tai yra finansai yra finansai. Tada verslas, nes finansai yra apie investicijas daugiausia, ne? Žinai, o verslas apie, žinai, vertės kūrimą. Ir jeigu tu viską sumeti į vieną ir paskui pas tave, žinai, kaip atrodo, žinai, ten, keli sporto tikslai, ten valgymo tikslai, ir verslo tikslai, viskas, tipo, vat mano tikslų sąrašas, čia toks, žinai. Bet jei svarbu, žinai, šitą, kaip pasakyt, išsiskaidyti, kad tu turėtum tokio balanso, žinai. Nes aš pažįstu turtingų žmonių, tarsi itin turtingų, ir aš, nenorėčiau apsikeisti vietom su jais. Jie nelaimingi. Tai prasme, nes, tiesiog, kad sekasi versle, tai, arba tenais šitą investicijose, tai nereiškia, kad tavo gyvenimas nuo to geras. Ir jis turi daugiau potencialo, ne, bet tavo gyvenimo gėrė, ne, daugiausia, iki kol tas cash flow reach, ne. Viskas. Kai tu jau esi cash flow reach, tau tiesiog padengia tavo išlaidas, ne, kad tu, tiesiog, žinai. Ir jau čia, ir nuo čia jau atsiranda daugiausia tavo, žinai, menas galvot, kaip kokybiškai gyventi. Nes kad tu turi daug pinigų, tai nereiškia, kad tu kokybiškai gyveni. Tai jeigu žmogus norėtų, ar ne, nusistatyti labai aiškiai tam viziją, identifikuoti gal tam tikrus momentus, tai iš to, ką aš girdėjau, buvo tos žinutės, ne? Tai pirma 100+ norų, tada 101, gal 108 kaip poma, ne, irgi variantas. Ir tada vizijos statymas. Vizijos statymas tai yra ant asmeninės vizijos imam kaip priemonę verslą įgyvendinti savo asmeninę viziją, siekiam to cash flow rich, ne, ir tada jau pradedam tiesiog matuoti vien tik savo gyvenimo kokybę, ir finansai yra apie investicijas, o verslas apie vertės kūrimą.
Jo, ir žinai dar, tarsi, bet čia gal svarbu dar, kai tu pasakai, kad tu pasidarai gyvenimo C ir tada verslą dedi kaip B. Ne. Tu dedi gyvenimo C ir gyvenimo B ir gyvenimo A. Ir versle taip pat C, B ir A. Ne? Ir svarbu, kad jis tau padėtų, ne? Bet jeigu tu padarai savo B, nu, yra verslas, ne? Gyvenimo B yra verslas. Būna ne visada gerai. Nu, ta prasme, tu atskirai jos, ta prasme, dėliojas. Pavyzdžiui, jeigu tu, nu, tavo A yra ten gyvenime vienoks, ne? Bet jeigu tu kuris, nu, kur ir gali būti šiauriai geras, bet kokio startupo A gali būti itin šūdinas. Tik gera idėja ir kažkiek pinigų. Žinai, nu, dėl. Ir neaišku, kas iš to bus. Gali būti didžiulis C, pasidarai B ir gal viskas ir grius, o gal viskas išauso, ne? Nu, ta prasme, priklausomai, kiek tu esi, žinai, kietas ir kiek tu pataikė, ne? Į kurią tam pusę vėjas pūtė. Bet, žinai, aš galvoju, reikia eiti į pabaigą, ne? Ir aš noriu pasidalinti vieną anekdotą, žinai. Čia, man atrodo, taip, galės jisai smarkiai pareziumuoti viską. Žinai, guli negras po palmę ir žiūri jūrą ir ateina verslininkas. Sako, žiūrėk, sako, šitagi, tu gali, pamatai bananai, ne? Nu, žiūrėk, paim bananus, nueik, parduok, nusipirksi maišą, prisipirksi maišą bananų, tada parduos, nusipirksi antrą maišą bananų, 2 maišus parduos, nusipirksi karūtį, parduosi karūtį ir šitą, tada pasisamdysi kitą negrą, žinai, ir jisai rims, žinai, bananus ir pardavinės. Sako, o ką aš darysiu? O tu va, guliesi, žiūrėsi į jūrą ir į palmes. Sako, ką man, aš ir taip guliu. Ne? Tai vat, žinai, svarbu vat irgi pasižiūrėti, ne, kartais vat toksai, nu, skuba, ne, jinai svarbi. Ir vat turėti balansą, ne. Ir žinai, kaip vat, man, čia yra tas pats, žinai, kaip Maskas yra sakęs, pati didžiausia su inžinieriais problema, kad jie itin smarkiai tobulina ir produktą, kuris išvis neturi egzistuoti. Ne? Tas pats vat ir su tikslais. Ne? Nu, kartais atrodo, kad nori vieno, ne? Bet svarbu įlyst giliau, kad tu nesugaištum laiko ant iliuzijos, kad čia yra kelias į tavo ten C. Ne? Ir susirasti žmonės, kurie jau yra C, kad jie tavo aiškiau parodytų iš tigro koks tavo A, nes kartais tau atrodo tavo A ten toks, ne, bet jeigu tu jį išmatuotum, nes dažnai sako, žinai, išmatuot neįmanoma. Kaip tu čia išmatuosi? Žiūrėk, kai tu žiūri šortą, ne, jis yra individualus, labai individualus, bet jis yra algoritmų išmatuotas, kad jis tau patiks. Ir dėl to tau duotas ir žiūrėtas, ne? Taip kad čia yra ne ar galima išmatuoti, o kiek tu gudrus ir protingas, kad galėtum išsimatuoti, kad atrastum, ką matuoti. Ne? Ir va čia, žinai, tada, žinai, pasižiūrėti, tai kur aš esu ir ko aš iš tikrųjų noriu. Žinai? Ir kaip aš pamatuosiu, nu, vat, kaip, vat, kai paėmė net ir tą viziją, ne? Bet net ir C, padedi tam tikrus aiškius matavimus, ne? Turi būti to tiek. Ir tada pagalvok, aha, o kaip aš su to jausiuos, ne? Nes sustabdo ne kompetencijų stoka, o vidinis sabotažas. Kai jisai galvoja, kad jis jausis gerai, pradeda judėti ir jo pasaulis sako, ei seni, ten mes nežinom, kaip bus, ne? Tai jau geriau pasilik, ne? Jau čia pirmas laiptelis, kad šūdas, bet žinoma šūdas, ne? Tai nėra ko ten ieškoti, žinai, kažko gero, ne? O antras laiptelis, žinai, būna, kad tu eini, ne? Ir pasąmonė mato, kad
tu iš tikro nori kažko kito. Nu, giliai. Bet įsivardinais neteisingai. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Tikimės, kad gavot ne tik peno pamastymą, bet ir imsitės veiksmų, rašytis norus, kurtis vizijas ir pasieksite išskirtinai didelių procentų, ne, savo metinius tikslus. O jo, okei, tai ir prisiminkit, kad kelias link tikslo yra svarbiau už tikslą. Iki. Iki.